esu Milda iš Mažutėlių ir netradicinių namelių asociacijos, kuri pradėjo savo veiklą dabar Liepos mėnesį 2022 metų. Ir idėja yra tiesiog sukurti mums visiems gyvenamas erdves arba kūrybines erdves, kurios atitiktų individualius poreikius ir galbūt išmokinti žmonės, kad jie patys pastatytų irgi savo tokius namukus. Aš įkūriau asociaciją, nes labai norėjausi, kad namai, kad gyvenant Lietuvoje namuose labai daug praleidžiam laiko, arba, šiaip šiaurėje. Ir norėtųsi, kad jie būtų ne tik kvadratiniai, bet turėtų bokštus ir žiemos sodus ir visokias erdves, kokių šiaip man trūksta kasdienybėje normaliuose namuose. Jo, dar šiaip idėja buvo irgi labai įgalinti žmonės, kad jie patys galėtų pasistatyti mažas erdves, kad nereikia dirbti kažkokių baisiai sunkių nuobodžių darbų ir mokėti paskolas arba tada kitu atveju gyventi pas tėvus, o kad realiai gali paimti ir pasistatyti namuką per kelias savaitės, apsišiltinti ir kad tai neturi kainuoti labai daug pinigų. Taip, čia kampukas. Taip. Va. Jo, tai iš tikrųjų aš taip noriu pasidžiaugti, nes galvoju, kad niekada gyvenime matyti nei seneliai, nei proseneliai, nei tėvai neturėjo tokių galimybių. Ir tikrai man kažkaip dabar atrodo, kad Lietuva yra tokia šalis, kur gali viską daryti, ką nori, yra labai daug paramos, pagalbos tiek iš valstybės, tiek iš ES. Ir atrodo, jeigu tik nori statyti ir daryti, kurti, tai yra kažkaip nesuvokiama. Kažkaip tai labai linkiu, kad kuo daugiau žmonių nepraleistų progos ir nepatingėtų ir pasidžiaugtų, kad iš tikrųjų mes gyvenam unikaliais laikais ir kad kaip niekad lengva yra kurti ir gyventi taip, kaip norisi. Tai vat. Ir jo, pasidžiaugti šitą nuostabią laisvę, kurią turim.